Čia va gal tokia detalė įdomesnė, jinai buvo atliktas tekinimas, padarytas riegis ir paskui tas riegis va čia va apifrezuotas ir jisai gaunasi kaip nepilnas, o ant tokių trijų auselių ir čia toks buvo užsakovo prašymas ir jis vis tiek sukasi. Nors jis supjaustytas, va čia kaip sriegis, jo nėra, paskui vėl sriegis. Tai čia irgi tokia būna iššūkių, kad po tekinimo ją suorientuoti, kad jinai centre stovėtų, kad galėtumėm atlikti frezavimo operacijas. Tai čia lygiai grečiai ir matavimai daromi. Čia irgi mūsų vieniem pagrindinių užsakovų detalė. Šita detalė, gal kuo jinai ypatinga, kad labai ilgas jos ciklas, vien va šitas va matomas va šitoj va plokštumoje operacijos užtrunka pagaminti ten apie 6 valandas to darbo, labai daug smulkių sriegių, čia yra ir netaisyklingų kontūrų, čia vat ir gręžiasi kiaurai per visą detalę, čia vat jeigu galima būtų prakišti kažką, kiaura ta detalė ir panašiai, tai jo, tai kaip ir minėjau, apie 5,5-6 valandas. Ten būtų iš plieno tvirtesnė, bet va tokiem, va, kaip va šitie, va, tai labai gera medžiaga. Čia tvirtumo, elastingumo, kainos, pats tikriausiai ir svorio pats geriausias santykis. Jo, svoris, jo. Nu, tai tikriausiai gal geresnis yra titanas dėl... Nu, va čia galima svorį palyginti. Šitą dar ir didesnė, bet va šitą daug masyvesnė, jaučiasi rankoje tas toksai, nors jinai va ir mažesnė yra, bet sunkesnė. Tai va čia va yra nerūdintis plienas. Bet jį, pavyzdžiui, apdirbti yra kartais sunkiau. Ir Viskas drožiasi, ne? Taip. Jos sunkiai, tenai lėtai ir rizika, kad kažkas nulūž daug didesnė.